Leiskite pailsėti televizoriaus distanciniam pultui. Jūs gerai pasirinkote, juk čia pasimatymų šou Pasirink mane! Vienas vaikinas ir 30 merginų laukiančių išsvajotojo princo. Kurios iš jų šį vakarą bus išlydėtos į pasimatymą? Kiekvienas vyras turi surasti savo moterį. Arba visi užimti, arba visi išvažiavę. Žodžiu, tai aišku, tikiuosi, kad jų dar yra. Tikiuosi čia atrasti savo svajonių vyrą. Ovacijomis sutikite žaidimo vedėją Mindaugą Stasiulį. Labas visiems! Praverkite langus, įjunkit kondicionierių. Prasideda karščiausias vakaro ir visos vasaros šou Pasirink mane! Įsivaizduokit situaciją. Jūs ateinate į pasimatymą, o ten jūsų laukia 30 merginų. Nežinau kaip jūs, bet aš jau jaučiu susimaišiusių kvepalų ataskonį. Vadinasi, jos jau arti. Jos visos 30 merginų. Pasitikime. Yes! It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. Will I take over? Yeah. You know you can't deny. Will I take over? Yeah. 'Cause something's here tonight. Give me a reason. Nuostabu. Lyg ir beveik tos pačios 30, tačiau kaskart vis kitokios ir skirtingos. Be galo svarbu sužinoti, kokios nuotaikos yra šį vakar. Roberta, koks šį vakar turi būti tas vaikinas, kuris turi eiti pro duris? Nepakartojamas. O dar? Gražus, nerealus. Mes tokio ir lauksime, būtinų būtiniausiai. Aš noriu jūsų paklausti, ar keičiasi kriterijai žiūrinti vaikinus? Iš pradžių jūs turėjote daug visokiausių norų, ar dabar jie tokie pat? Ar norite ko nors paprastesnio? Šiek tiek paprastesnis vaikinas turėtų būti nebanalus, nenuobodus, gražus, kuris pažadintų žvėriuką manyje ir kuriam atėjus į studiją, aš iš karto pasakyčiau, taip, aš su tavimi išeisiu šiandien. O, aš su tavimi išeisiu iš proto. Aš žinau, kad tu turi būti gražus, nebanalus ir tu turi žadinti žvėrį. Kokį žvėrį? Liūtą ar peliuką mes pažadinsime, pamatysime dabar pat, nes mes pasitinkame vaikiną. Va taip. Taigi metas susipažinti. Aš Vidmantas ir aš iš Kauno. Nuo šiol frazė aš iš Kauno yra kaip prekinis kokybės ženklas. Merginos, didžioji intriga šį vakarą. Pirmasis jūsų pasirinkimas. Pradedam. Aha. Nepamirškime, raudonas stalas pasimatymui galas. Einam iškart prie Julijos, kuri ne tik paspaudė raudoną, bet ir iškart rodė, kaip pasakiau, iš Kauno. Ką tai reiškia? Tave stebi visas Kaunas. Ir tau rodo dabar taip. Ne, iš tikrųjų tai ne. Viskas Tu rodei normaliai. Ne, taip. viskas normaliai su Kaunu, tik tai kažkas negerai su Kauno vyrais. Dažniausiai. Raminta, kokį žvėrį tavėje pažadino
vaikinas. Kol kas labai mažytai, bet žiūrėsim, kas bus toliau. Toks peliukas. Nu, panašiai. Vidmantai. 3 raudonos šviesos dar nieko nereiškia, viskas prieš akyje. Dabar pats metas bus antrajam raundui ir galimybėj tave pažinti dar labiau. Taigi, vaikinukas iš Kauno. Domiuosi automobiliais, ypač sudaužytais, atstatau juos po eismo įvykių. Turiu dirbtuvės, kuriuose galima rasti įrankių atsukti bet kuriems mašinų varžtams. Čia yra mano trofėjai. Žaidžiau 12 metų stalo tenisą, krepšinį, dabar žaidžiu biliardą. Negana to, Vidmantai, tu esi dar ir jautrus žmogus, nepaisant to, kad mėgsti labai prabangius automobilius, kurie yra žvėriški. Ir tai yra dar viena tavo prisistatymo dalis. Merginos, jūs būsit nokautuotos. Vidmantai. Kadangi Mindaugas labai mėgsta kurti ketureilius, tai aš, kaip sakant, reikia pavaduoti jį šį vakarą. Tai va, kiek merginų nuostabių šiandien čia matyt galiu, jei kuri man pamirksėtų, net Stasiulis pavydėtų. Kokios akis, o plaukai, kaip jūs šypsotės plačiai. O lūpytės tokios gražios, pabučiuotis, pačios prašos. Atsirado noras man turėti tave, taigi nedvejok, pasirink mane. O, brolau! Tu trigubai aplenkėjai mane. Aš sugebu atsiminti geriausią atveju vieną ketureilį. Tavo buvo iš 3 posmų. Jūs neturite teisės nieko spausti, merginos. Nors tokia galimybė jums yra. Pradėkime, vertinkime Vidmanto pasirodymą ir prisistatymą. Ei, Vidmanto užsidegusios raudonos šviesos parodė, kad reikia pradėti abejoti ketureilių paveikumu. Reikia nebe eilėraščius kurti. Vilma, tai ko jums iš jūs reikia, aš nesuprantu. Kad eilė sakytų man vienai, o ne visom. Nors Egliai patiko ir kolektyvinis sveikinimas. Taip, labai super. Vidmantai, gal ramiau tau, merginos, kai kurios atkrito pačios, tai bus lengviau rinktis. Iš 30 tą padaryti yra be galo sunku. Atėjo metas trečiajam raundui ir galimybei dar šį bei tą sužinoti apie Vidmantą. Vėl spoksokime į ekraną. Mano laisvalaikis yra medžioklė. Medžioju merginas dažniausiai klubuose. Išeini į miestą, panelių pažvejot, prikabinam, visko būna. Aš ir gėdas visko būna. Dažniau linksma negu gėdinga ar liūdna ar panašiai. Didžiausią vasaros dalį praleidžiu prie jūros, nes ten susirenka gražiausios Lietuvos merginos. Visą laiką būnu su šukuosena ir merginai savo plaukus leidžiu liesti tik duše arba lovoje. Tai buvo geriausias Vidmanto draugelis, kuris atskleidė beveik visą tiesą. Tai dabar ramiai dar iškentėkime trečiojo raundo rezultatus. Merginos, pradedam. Mielosios, ar jums suparalyžiavo rankytės ir jūs nieko negalite padaryti? Puiku. Dega daugybė baltų spalvų. Vadinasi, kad mes priėjome ir prie 4-ojo raundo, kada rinksis vaikinas. Vidmantai, su malonumu, su džiaugsmu tu gali padaryti štai tokį dalyką. Klausyk manęs. Tau reikia išjungti visas lemputes baltas ir palikti tik 2, iš kurių vieną tu pasirinksi ir eisi į pasimatymą. Nepaprastai malonus dalykas tau, man ir visai publikai. Eik ir išjunk! Štai, kaunietis technikos specialistas.
kuriam, kaip matom, nesvetimi ir elektros darbai. Racija dingo. Vidmantai, turi likti degti tik 2 lemputės. Ir taip. Tau, Vidmantai, liko 2 merginos. Eglė ir Rugilė. O dabar atėjo metas lemiamam klausimui. Vidmantai, pirmin. Kaip jūs įsivaizduojat mūsų artimiausią savaitgalį? O! Rugilė, ne 5 metus į priekį. Tiesiog artimiausią savaitgalį, kuris jau ant nosies. Noriu su tavim prie jūros nuvažiuoti. Na, Eglė. O mano būtų Trakuos. Kodėl? Todėl, kad man ežere patinka. Ar dėl to, kad mėgsti senienas? Ne, tikrai ne. Patinka ežerai, valtis, romantika. Vidmantai, bilietas į Pajūrį kainuoja žymiai brangiau turbūt iš Vilniaus nei į Trakus, bet turbūt tai nebus faktas, dėl ko tu rinksies. Prieš pasirenkant galutinai, aš noriu tau pasakyti 2 slaptus faktus. Viena iš tų merginų, Rugiliai arba Egliai, patinka Mantas Jankavičius, garsus dainininkas. Dabar daugiau nieko nesisakysiu. Rinkis. O, kas jis toks? Ir taip, Vidmantas pasirinko brangiau kainuojantį bilietą. Bilietą į Pajūrį. Leiskite pabūti jūsų kol kas viduryje. Jūs važiuojate, kaip suprantu, jau į Pajūrį. Ateinantį savaitgalį. Gero jums kelio, o mes visi mojuojame jiems. Sėkmės! Tikrai nesitikėjau. Fainai šiaip, fainai. Man ši panelė pažadėjo pirmą savaitgalį Pajūryje, tad iš pirmo pasimatymo tikiuosi, kad bus nebloga įžanga į ateinantį savaitgalį. Šių dalyvių dar laukia pasimatymas, o studijoje dar vienas vienišas vaikinas ieško draugės. Bet visa tai po reklamos.